Šios patalpos priklauso Herato miesto moterų kalėjimui. Jis pastatytas visai neseniai remiant Europos Sąjungai. Dauguma moterų jame atsidūrė už žmogžudystes. Dar 2001-aisiais jos greičiausiai būtų suluošintos arba nužudytos viešai kokioje nors aikštėje. Bet laikai pasikeitė, moterys sulaukė teisės į teisingą teismą. Ir dabar kalėjime gali dirbti, mokytis, net bendrauti su savo vaikais. Talibano valdymo metais Afganistane galiojo griežtos taisyklės, kurių nesilaikantys buvo žiauriai baudžiami. Prieš 10-metį vyras galėjo būti sumuštas tiesiog gatvėje, jei vilkėdavo odinį švarką, ar tikėjimo sergėtojams pasirodydavo, kad užsiaugindavo per trumpą varzdą. Berniukai sulaukdavo bausmių už kiek ilgesnius plaukus. Ligoninės buvo prieinamos vos keliems procentams gyventojų. Muzikos klausytis neleista, kaip ir turėti televizorių, kompiuterį ar nuotraukų. Prie talibų apie visuotinai priimtas žmogaus teisės, ypač moterų, nebuvo net kalbos. Jeigu pažiūrėtume į judėjimo laisvę, tai žmonės neturėjo laisvės judėti, net vyrai, o moterys apskritai turėjo sėdėti namuose, nebent jas lydėtų artimas giminaitis, vyras, brolis arba tėvas. Tekdavo įrodinėti, kad lydi ne pusbrolis ar svainis, nes šie nėra giminės. Vos prieš 10 metų Afganistane vaikams buvo draudžiama leisti aitvarus ar žaisti su gyvūnų išvaizdos žaislais, nes bandymas imituoti paukštį ir žvėrį laikytas bandymu prilygti Dievui. Vos prieš 10 metų Afganistane mokslas buvo neprieinamas ne tik mergaitėms, bet ir daugumai berniukų. Dabar padėtis dramatiškai pasikeitė, tačiau žmogaus teisės vis dar netoleruojamai pamenamos. Šiuo metu oficialiai Afganistane teisę į išsilavinimą turi visi, tiek berniukai, tiek mergaitės. Daugumos radikalių draudimų nebeliko, tačiau žmogaus teisių pažeidimų šalyje apstu ir labiausiai kenčia moteriškoji visuomenės dalis. Visai neseniai prie Irano sienos esančio Herato miesto religinių lyderių taryba išleido įsaką, pagal kurį moteriams vis dar draudžiama keliauti be vyro palydos. Įsakas iškart sulaukė žmogaus teisių gynėjų kritikos. Aš manau, kad moterų teisų ir laisvų klausimas yra politizuojamas ir naudojamas kaip politinė programa, o ne religinė būtinybė. Tie žmonės, kurie paskelbė tokius ir panašius įsakus, mąsto ir tiki kaip Talibanas. Manau, tie religiniai mokytojai nori, kad Talibanas sugrįžtų. Šie vaizdai teigiama užfiksuoti beveik prieš pusmetį Afganistano šiaurėje. Vyras ir moteris mirtinai užmėtomi akmenimis, nes esą turėjo meilės romaną, nors buvo susižadėję su kitais žmonėmis. Žmogaus teisių gynėjų nuomonė išvengti tokių įvykių galima tik šviečiant visuomenę. Ne tik moteris, bet ir vyrus. Vyrų mentalitetas kol kas neleidžia matyti moters ne tik vadovaujančioje pozicijoje, bet ir kaip paprastos darbuotojos ar kolektyvo narės. Afganistane daugiau kaip 70% gyventojų beraščiai, net ir šiuo metu eiti į mokyklą išgali ne visi. Suskaičiuota, kad vien sostinėje Kabule tam, kad pramistų, gatvėse dirba nuo 60 iki 80 tūkstančių vaikų. Vien Europos Sąjunga per pastaruosius 7 metus rizikos grupės vaikams paremti ir mokyti skyrė apie 14 milijonų eurų. Tinkamai investuoti pinigai gali padėti bent daliai mažųjų Afganistano piliečių nudažyti savo gyvenimą šiek tiek kitomis spalvomis nei jų tėvų. Tačiau neatmetama, kad dėl šalyje klestinčios korupcijos ne visi kilniems tikslams skiriami pinigai panaudojami kaip priklauso. Reporteris Rimantas Vančys, Kabulas.